Šiandien pristatome jums konvekcinę krosnelę, su kuria galima pasidaryti greitai ir skaniai jums mėgstamus patiekalus. Dabar gaminsime viščiuką medaus padaže. Šiam patiekalui paruošti mums bus reikalingas vidutinio dydžio viščiukas. Natūralaus medaus, juodųjų pipirų, aitriosios paprikos, druskos, aliejaus, česnako. Šiam patiekalui paruošti reikalinga konvekcinė krosnelė. Pirmiausia, sumišinam česnaką. Dabar supilame medų. Dabar supilame aliejų, prieskonius ir gerai išmaišome. Juo apipilame viščiuką. Paliekame 4–6 valandom marinuoti šaltai. Įsigydami konvekcinę krosnelę jūs gausite aukštinimo žiedą, žnyples, aukštesnės grūteles, žemesnės grūteles, instrukciją lietuvių kalba ir receptais. Šiam mūsų patiekalui reikalingos bus žemesnės grūtelės. Dabar mūsų viščiukas paruoštas kepimui. Patiekalas paruoštas. Įsigiję konvekcinę krosnelę galite paruošti daug ir skanių patiekalų.